Čempionatas surinktas pietrytinėje Anglijos dalyje Kento grafystėje, ne visai kalėdinėje aplinkoje, buvusioje karvių fermoje. Dabar čia išlietas ledas ir, kiek žinoma, pirmą kartą istorijoje vyksta Kalėdų senio akmenslydžio čempionatas. Šiaurės ašigalyje visada yra sniego, todėl mes ten dažnai žaidžiame akmenslydį. Tačiau jums gal įdomiau, kaip vienas Kalėdų senis gali nešti dovanas visam pasauliui. Dabar matote, kad yra 24 Kalėdų seniai, visi iš skirtingų pasaulio kampelių. Prieš išnešiodami dovanas mėgstame susirinkti ir šiek tiek pasportuoti. Į čempionatą Kalėdų seniai susirinko iš visos Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Kanados ir Jungtinių valstijų. Buvo ir moteriškos lyties Kalėdų senelių, o štai ir vietinio Kalėdų senio padėjėjas. Šachmatais ant ledo kartais vadinama akmenslydį Kalėdų seniai žaidė įsijuose, stumdydamas akmenį ir lygindamas ledą ne vieną žinomą pailso, bet čia pat jų laukė poilsio oazė su maistu ir gėrimais. Akmenslydis yra komandinis žaidimas, bet šio čempionato tikslas – sužinoti, kuris iš senio akmenslydį žaidžia geriausiai. Į finalą pateko 3, o čempionatą laimėjo Kalėdų senis iš nedidelės salelės Lamanšo sąsiauryje. Nuostabu, tiesą sakant, akmenslydį žaidžiu tik 7 savaitės, o čempionate dalyvavo tikrai gerų žaidėjų. Tačiau svarbiausia čia komandinis darbas. Esi geras tiek, kiek gera komanda. Taigi buvo viskas vaikinų, kurie žaidė su manimi rankose. Jie man padėjo laimėti. Teigiama, kad iš čempionato buvo ir šiek tiek uždirbta, kiek tiksliai neskelbiama. Tačiau visos gautos pajamos bus skirtos nepagydomomis ligomis sergantiems vietos žmonėms ir jų šeimoms. Reporteris Rimantas Vančys.